Paulelis laisvą dieną gavo, tai nežino, kas darosi dabar, karočią. Sugalvojo eit pas turkus, išėjo į kiemą, saulė šviečia, fainai, gražu, karočią. Kai dėjo su ledais lyt, tai nusprendė valgyti daryti namuose. Kepsis kiaušinienę kaimišką. Su šoninė, su percais. Pagrindinis kiaušinienės ingredientas bus apelsinas. Karočią tą visą apelsiną sumėsim. O, aišku, ant žemės, pusę ant žemės sumėsim, karočią, pusę sumėsim į stiklinę. Gal ir gerai, kad nukrito, daugiau nebūtų tilpę. Tada ant viršaus paimsim tokio gero daikčiuko, Martinis vadinasi. O. Nu, atsisukęs, čia prarandu įgūdžius visiškai. Privalysim Martinuko. Ant viršaus privalysim švepsiuko. Ne švepsiuko, spraituko. Man jau, karočią, ne tik apelsinai krenta, bet ir žodžiai pynasi. Nežinau, kas darosi laisvų dienų gavęs. Aš dabar taip tikrai pagalvoju, kad čia kiaušinienė su Martiniu. Nu čia pizdėts yra, atsiprašom. Čia jau kitaip neįvardinsi šitą variantą. Karočią, paimsim percą, tokį gražų raudoną, papjaustysim, išvalysim visą vidų, čečkavosim perciuką. Mažais gabaliukas, kad skaniai valgytųsi. A, kaip gražu bus čia viskas. Dabar kai bliūduką susiras, kad viską gražiai sudėt. Sukraut, suštabeliot, įmušt porą jaicų reikia. Vienas jaicas. 2 jaicai, 3 jaicai, druskės, pipirų, pripipirinti, išmakalot, iškreivaliot, viską padaryt, kad karočią būtų gražus, skanu, nu vienu žodžiu. Aš jums sakau, čia kulinarinis šedevras bus, kitaip nepavadinsi šito visą reikalą. Šoninės biškė, užsiknisau po kelį pjaustyt, nes celofanai ir buki peiliai tai yra kažkas tai negero. Ir volia, štai tokie mano pietukai, karočią. O tuo tarpu Gordonas Ramzis kažkur tai guli kampe, sėdi, guli, nežinau, ką jis ten daro, ir desperatiškai nagus kramto ir rūko. Nes kiaušinienė su Martiniu jis dar niekam nėra pateikęs. Tai va, skanaus.